Labas rytas. Miegojau visai gerai, bet kelyje. Ką čia šuniuks daro? Ką, tokie vaizdai. Čia vakarojam, dabar pusryčiausim. Čia dar blydų bus. Čia visokių kruasanų, dripsnių. Iš vakar, kas užsiliko. Tai jau pavalgau pusrytukus ir tikriausiai varys. Apsitarkau biškį ir varau. Look how it's more prettier. Yeah. But it's many mountains and stuff. Can I show you? Yeah. It's impressionant. The big. Look about it's like this. It's a nice place. Very beautiful. Was machen die dann? Was an Zahnbürste und so. Papa. If you want, you can walk on the river here. Nu, atsivežė iki tokios vietos, dviračiais biškį. Prieš man išvažiuojant palekėm. Pažiūrėkit, koks mėlynas vanduo. Geras. Čia žmonės maudos. Oba. Ir jie tada plaukia ten kažkur. Kai čia viskas matos, kai čia varas. Geras. Tai žiūrim. Nu vanduo vėsokas, bet nėra kosmosas. O čia pažiūrėkit, kaip gražiai. Kietai. Patinka man čia. O čia žmonės šoka ir tada čia kažkur išlipa. Man tai čia biškai baisu būtų. Sesė, jei atsimeni, prigazdinai mane, kad prie Kretingalė, kai prie Danės maudydavomės, kad ant tavo draugai nuskendo kažkokie. Dabar ir jau sraunių upių. Tikiuosi ne paskutinis video, kurį nufilmuosiu. Tikiuosi nepamesti kameros. Opa. The water is okay. Nemokamas spa. Yeah, that's nice! Yeah. Nu viso, pasimaudam. Gražioj čia vietoj buvom. Šokam ant velosipedų ir varom offroadų namo. Filmuoju montažą. Na, į triukų šaunam. Nu ką, hebra, užteks man čia būt, varau aš į kelią. Man suderino, kur miegoti šitą moteris, kurios čia namas. Tai aš važiuoju pas jos draugę, kieme palapinę ten pastatysiu kažkur. Pasakysiu, kai miestas vėliau vadinasi, nes neatsimenu. Tai pabaigiu dėti kuprinę ir važiuojam. Nu čia biškiu užtrukinėju, kol aš važiuoju, nes čia viskas lėtai truputį vyksta. Bet tai va, žiūrėkit,
Čia turėtų matytis kalnas puikiai. Žiauriai stipri audra, net pranešimus jiem atsitė, kad pareina. Ką tik pajaučiu pirmą lietutį. Man važiuoti reikia 2 valandas su trupučiu, jeigu važiuoju tiesiog su savo mašina. Autostopu tai čia kokias 5. Tai neįsivaizduoju, kaip čia bus. Bandysim vis tiek sėkmę, kur čia dingsim. Vis tiek laukiau manęs ten, tai reikia važiuoti. Nu va, paleido mane. Varau dabar iki greitkelio. Rodysim liuksą. Oras normalus, nėra taip blogai, kaip galvojau. Tai viskas tvarkoj. Sio, esu Turno, ar kaip Tono, pakraščiuose. Ten man reikia važiuoti. Ties taikiniu čia dar iki artimo miesto, pavadinimu Špicis, ar kaip šiandien Špicis. Parodysiu žemėlapį. Tai iki ten nuvažiuosim. Ir tada nusuksim ten palei kalnus, turėsim pro 30 km tunelį važiuoti. Čia turėtų būti vaizdų. Tiesiam ranką ir bandom sėkmę. Pažiūrėkit, Nizin kalnas. O, paleido mane. Čia tas kalnas matos, apie kurį šnekėjau, jau pamiršau pavadinimą, bet jūs tikriausiai nepamiršo dar. Bet atvarėm į Špic miestą ir pasirodo šitas miestas žiauriai populiarus yra dėl savo prūdo didelę ežerą. Tai pažiūrėkit, ką jie turi pasiūlyti. Čia ne pagrindinė vieta, ten toliau pagrindinė, bet vis tiek. Šitas miestas irgi, aš nesuprantu. Atrodo, visą Šveicariją iš pasakos išimtas dalykas ir įdėtas į tikrą gyvenimą. Žiauriai kietai. O, papa. Vienoje pusėje toks laidas, kitoje tas milžiniškas kalnas. Žiauriai kietai. Pastebėjau, kad čia labai daug žmonių su savo laivais atvažinėjo, išvažinėjo. Paklausiu, kas čia vyko, sakė, varžybas čia prieš taip. Nu, šį savaitgalį buvo. Tai nespėjom pamatyti, nežinom, kas laimėjo dabar. Aš laimėjau. Einam, lipam pilį, lipam. Kodėl jis su manim nelipa? O, Špico pilis 1927 pastatyta. Visai nauja. Bet čia visas įdomumas. O kaip čia gerai atrodo. Vau. Ir čia tiesiog, aš šiandien neplanavau stoti, tiesiog random miestas, kur man tiesiog pakeliuoju autostopu. Ką čia vyksta, aš nesuprantu. Einam apžvalgos kamputį, pažiūrėti, kaip iš ten atrodo. Čia irgi gražiai atrodo. Bet o čia va visas. Vau. Čia viskas, kas turi būti. O čia va, su jachta paburiuoti. Vau. Geriau tikriausiai būti negali. Kad ir kaip čia gražu, ne čia mūsų tikslas. Mūsų laukia žmonės, kurie mane priims miegot jų lauke. Sakė, jeigu lys, tada priims į vidų. Tai einu aš tada iki autostopinimo vietos, čia 20 minučių, 30 minučių eisim. Atsisveikinam su vaizdu ir lekam. Staigiai dar atėjom bažnyčią pasimelst. Čia pats vienas. Užsilipti ten? Nelipsi, nejuokaukit. Viešasis baseinas. Aš jau prisibuvau baseinuose vakar. Man užtenka ir neturiu rankšluosčio. Pavargau eit. Čia reikia lipti kalną. Ai, ir dar ten lipti. Jau po biškį ten matos greitkeliai. Toj pradėsim autostopint. Visas šlapės, aš esu. Taip paliečiu visą ranką šlapę. Bet nieko, bent jau šilta. Bent jau nelyja, kaip prognozavo. Ačiū Dievui, alhamdulillah. Ženklas padarytas. Neatrodo labai gerai. Ir vieta nelabai gera.
Bet viskas įmanoma, jeigu tu tiki tuo. Jeigu čia pagaunu pavežimą, tai po to jau žiauriai easy turėtų būti, aš manau. What are you doing in Belgium? I'm studying. Paėmė mane tas mašiniukas, paleido čia, sakė, čia tiesiai važiuos ir čia bus reikalų. Čia mačiau mašinai žmogus išėjo į degalinę, einam jo paprašyti ar paklausti, ar važiuoja, kur mums reikia. Pažiūrėkit, kokie vaizdai. Kosmosas. Dabar mes važiuosim pro tunelį ir mes pro tunelį važiuosim traukiniu. Tai užvažiuosim ant traukinio su mašina ir važiuosim pro tunelį 17 km. Labai ilgas tunelis. Įdomu bus. Nu, išlipau iš mašiniuko biškį. Pažiūrėkit, už 6 minučių mūsų traukinys išvažinėja mašinas dabar. O vaizdai čia tai jo... Man jis papasakojo, kad už šito kalnyno, kur yra kaimas kažkoks, sakė, prieš 3 savaitės nukrito visas sniegas ir žemės ir visą kaimą panardino. Labai daug nuostolių, sakė, važiavo ten padėti. Nes jis ten labai dažnai šiaip važinėdavo ir daug draugų ten turėjo, tai labai liūdna. Всё, paleido mane. Žiūrėkit, kur esam. Apleista. Einam paieškoti įėjimo. Čia viena problema yra, kad mašinas visiškai nevažiuoja. Vieną gal pamačiau per paskutinės kelias minutės, bet nieko tokio, šiaip ne taip kažką padarysim. Įdomu, kur mes čia atrusim. Ai, čia kažkas gyvena. Negali būti. Čia kažkieno raktai, kažkieno nauji batai. What the hell? Hello? Aš nesuprantu, čia kažkas atrodo, kad dabar dar gyvena. Kaip ta samoška čia keliauja vienas po tokius, aš dabar pridėjęs į kelnes. Čia Coca-Cola nauja neišgerta. Gal geriau aš eisiu lauk, nes čia atrodo, kad čia kažkoks benamis gerai įsikūręs, ten rūbai džiūna. Ne, aš Paulius, bet ne samoška, aš čia tokių nedarysiu nesąmonį, paskui mano batai bus čia ant tos lovos palikti. Gerai, biškį įsidrasinau, bandom antrą kartą, nes čia, jeigu pais nusileidžia žemyn, mačiau, ten yra baras, kur dar visi yra gėrimai. Hallo, ich habe einen Waffel. Pasakiau, kad turiu vaflį. Nemeluoju. Visokių nesąmonių yra. Geras. Paperiūzų visokių. Šustrai. O čia pro langą upė. Kosmiškai stipriai teka. Visai kietai. Čia viskas palikta. Nesu buvęs tokioj apleistoj vietoj, kur viskas taip dar vietoj. Ten apačioj, jeigu iki baro atrasiu įėjimą, tai žiūri kietai turėtų būti. Tulikas. Čia mirties kambarys. Čia dar vienas mirties kambarys. Lemba, nėra laiptų nusileisti į apačią. Tai teks parodyti pro langą tada. O, apleista mašina yra. Mersiukas. Viduj viskas tvarkoj. Čia vat baros. O ten stikliniai net aliuko įpilta dar yra. Čia yra praėjimas. Tipo uždarytas. Čia visokie įrankiai palikti. Viską. Galim bandyti lysti. Oba! Šiaip ne taip. Da, einam į barą iškart. Čia įdomiausia vieta. O! Kaip čia kietai. Gerimuksas. Ai, alaus nebuvo. Ratinklių pilna. Viskas palikta. Šitas, nu ta, išimti pinigėliai, bet Rio de Janeiro. Oh, hello.
Ui, tu kokią kaukę. Čia medinė. Eik tu savo. Pažiūrėk čia. Per užgavėnės kiečiausias būtum. Man tai iš tikro baisu šiek tiek. Nes... Jo. Hallo. Hallo. Come in peace. Virtuvė. Visi indai, viskas. Čia Šveicarijoje nėra kam vogt. Tikriausiai. O, gal parsiveš man į Belgiją? O, tu pažiūrėk. Kiek maisto. Neimsiu nieko, nes negalim, bet šaldytuvas jis dar veikia. What the fuck? Ar čia tikrai apleista? Čia vanduo. Blemba, čia tikrai kažkas gyvena 100%. Nu, aš kaip viską pražiūrėjau, tai nulauk, tikiuosi nesupyks čia žmonės, kad atėjau. Gal kokį vaflį jiems palikt? Paliksiu vaflį. Gerai bus. Vaflį. Oba. Padedam. Uždarom įėjimą. Ir varom autostopin toliau. Gerai, dabar reikalas toks. Yra šitas kelias. Nu, man reikia ten važiuoti. Tik ten. Iš čia atvažiuoja mašinos labai retai. Kokias 2 mačiau, kad pravažiuotų. Ir iš čia atvažiuoja labai daug. Tai kas 20 minučių. Nes čia su to traukiniu, su kuriuo mes važiavom, atvažiuoja mašinos. Tai esu pasimetęs, bet gal netyčia užgaudysim. Nes kai mažai mašinų važiuoja, dažniau žmonės paima. Tai viskas turėtų būti tvarkoj. Nu ką, tie žmonės, kurie mane paėmė ką tik, kur pafilmavau, nepatikėsit, ką davė. Dabar žiūrėkit. 10 franksų. Čia 11 eurų, man rodos, kažkur, arba 10 eurų, arba 11. Pridedam į bendrą sumą. Žiauriai dėkingas, aš tiesiog, bet neprašiau aš pinigėlių. Nesakiau, kad sunku man su pinigais, tiesiog davė, žiauriai dėkingas buvau. Tai ačiū jiems, prailgino challenge'ą. Davė sumuštinį. Žiauriai skaniai kvepia. Ir davė kažkokį gėrimą, sakė, čia kaip vynas, bet tik be alkoholio. Tai dabar pavalgau sumuštinį ir tada pasižiūriu, kur važiuoti. Negaliu patikėti, kaip aš jaučiuosi, nes tiesiog žiauriai gerai. Visi žmonės sakė, draugiškai, man tai padeda. Wow, nu kosmiškai. Esu žiauriai dėkingas visiems, ką sutikau šitoj kelionėj. Dabar tiesiog tokioj vietoje esu. Čia atsitūpęs, sumuštinį valgysiu. Žiauriai fainiai, žiauriai smagiai. Lekiam toliau. Pradedam žygim, sumuštinį valgom, žiauriai geras. Labai skanus. Toks su mėsytės, agurkiukų, viską gerai. Upelis vietoje. Debesis baisus ateina. Dar čia yra miestas pavadinimu Leuk. Aš varau iki jo ir nuo ten tranzuosiu iki Albinen miesto. Tai viskas turėtų būti čiki-piki. Čia tik mašinas spėju, labai retai važiuoja. Bet tai, kai retai važiuoja, tai dažnai paima. Tai va įveikia tas tranzavimas. Tai pradedu kilti kalną. Man rodos, čia reiks biškį paeiti, nes reikia man miestą visą praeiti, nes miestą nepritranzuosiu nieko. Tai praeisim tą miestą ir tada į vietą. Tada apsistosim, pažiūrėsim, kur miegosim, šiandien įdomu bus. Čia jau norma, tokie vaizdai. Kaip didingai atrodo šitą bažnyčią. Einam pažiūrėti, ar leis pasimils mumis. Vienoj pusėje buvo uždaryta, tai ir čia uždaryta. Bet jūs pažiūrėkit, kas darė. Ai, uždengė eglę. Bet čia toks pastatas šustras. Už tos eglės dar šustresnis pastatas. O dabar matos. Žiauriai gerai atrodo. Man kažkur ten reikia užsilipti ir man rodos ten galėsim pradėti tranzuoti. Bet kiek čia lipau, dar nei vieną mašiną nesustoja. Nu, ne tai, kad nesustoja, šis nepravažiavo. Gali būti reiks eiti iki pat to miestą. Būtų kosmosas. Tik vargšelį. Duok pagluostė tave. Nori prieš kamerą pasirodyti. Oi. Susišnekamės, lietuviškai moka. Einam kartu, kačiukai. Varam, šitą nupirksiu Coca-Colas. Ne, nenorisi Coca-Colas. Nu ir turėk savo.
Turiu įtarimą, jei nespėsim per kažkurį laiką čia atvažiuoti. Gali pareit. Dabesėlis. Mašina dar 0. Žiūrim, kaip seksis toliau. Man pasakojo žmogus, kad čia senais laikais visi karaliai išstumdavo neturtingus žmonės iš miestų. Ir čia tipo neturtingų žmonių miestas ar kaimas yra. Ir visai įdomu. Nieko prieš aš būčiau būt neturtingas senais laikais tokia vieta gyventi. Kiek kietumo vertina šitą pastatą? Žiauriai gerai atrodo. Tokioje vietoje aš čia esu kažkur. Čia biškai kaip Italija atrodo. Ten žmogus irgi pypkę rūko. Čia populiaru pas jas pypkę žiūriu. Visiškai miręs miestas. Mašina 0 per 20 minučių. Žmonių koks 1. Bet užtat gražiai atrodo. Atradau savo kelią. O, mašiną pasitraukiam. Čia stovėsiu. Čia gal sustos kažkas ant šaligatvio. Nes nėra skirtumo, nes čia siek vieną mašiną 3 dienas tikras pravažiuoja. Nu ką, čia stoviu 10 minučių. Pravažiavo 3 transporto priemonės, viena iš jų buvo autobusas. 2 žmonės pravažiavo, nepaėmė manęs, bet čia nedaug žmonių pravažiavo, tai viskas dar normaliai. Čia viskas gerai, fainai tas, kad galiu girdėti, kad atvažiuoja mašinas, nes čia visiškai nevažiuoja mašinas, tai iš labai anksti išgirsti, kad parvažiuoja. Dabar valandų yra 8, tai man reikia ten nukeliauti per ateinančias 2 valandas, kas būtų labai lengva, jeigu tik važiuotų mašinos. Nes čia mašinos važiuoja į gan didelį miestą. O man kur reikės yra visiškas kaimas, ten kur 20 namų. Ir ten nepakeliui, tipo visiškai. Tai tikiuosi, kad kažkas gal pakris sėkmingai. Čia reikia jau melstis. Šiaip ne taip pavyko. Und dann kannst du dich ein bisschen mit der Autostopperin unterhalten. Es ist ein männliches Foreigners to... Gerai. Atvežė mane į miestą žmogus, kuris paėmė. Ir iki pat namų čia atvežė, kur mane priėmė. Tai pažiūrėkit, koks apartamentas. Ir čia vienas kambarys, tualetas, biškė, visas kitas. Čia vaikų kambarys, kaip suprantu. Ten tamsu, kaip žinai. Vaizdą nenoriu rodyti. Čia bus galai. Gerai. O čia viena lova. Čia sofkikės. Čia kita lova. Nu ir dar įsikipkit. Balkonas. Eik tu savo. Jūs esat matę tokių vaizdų. Šitas hotelis kainuotų kokius 200 eurų, bet čia nemokamai. Bet čia apleistas. Žiauriai kietai. Negaliu patikėti, kur aš esu. Čia tai būna tik per YouTube'ės video, nebūna taip tikroviai. Pasirodo ir būna. Tai dabar mane moteris, kuri čia priema, sakė padarys spagečių su pesto. Tai turėtų būti bombiškai. Tai aš dabar pasėdėsiu, palauksiu, paskui pavalgysiu, eisiu dušą ir miegot. Žiauriai smagu, žiauriai kietai, negaliu patikėti. Tai va, susimatysim prie pietų stalo arba kai maudysiuos. Bus matyti. Hare Krishna. Bum 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 bum. Alhamdulillah, gavom vakarienę. Atnešė man į kambarį vakarienę įdomiai. Bet va, turim spagetus. Su prieskoniukais viską. Tada turim vieną pesto su tomato ir kažko dar. Šitas mane labai skaniai kvepia. Turim dar vieną. Kur čia tiesiog paprastas pesto, žaluma. Tai šitas labai skaniai kvepia. Tikriausiai nuo abu išbandysim, bet manau tas bus skanesnis. Tai parodysiu. Čia tas su viskuo. O čia tas žalias. Makaronai, įrankiai, bliūdas. Skanaus. Nuragaujam. Makaronai puikus. Nežinau, kiek to pesto dėtis, aš niekad pesto nevalgau, bet tokį paėmus. Labai mažai skonio buvo, nes labai daug makaronų pakrepiau, bet žiauriai skaniai buvo. Dabar metas paragauti antrą, tą, kur smirdė man asmeniškai. Žiūrim, biškai mažiau makaronų. Šitas ne man, bet šitas žalias
Nu, žiauriai gerai. Vertinu 8,5 iš 10. Čia nėra visiškai mano maistas. Netoks, kokį mėgstu, bet vis tiek labai skaniai. Tai ką, itidakimas, valgom toliau. Super. Nu, dar kol valgom, paragaujam šitą gerimuksą. Žiūrim, ar šitas skanus. Kvepia kaip sidras. Labai primena vaikišką šampaną. Čia su vynogiam. Vynogių vaikiškas šampanas, jei toks būdavo, nežinau. Vat tokio skonio. Čia visai geras. Labai gerai čia gazuota prie makaroniukų. Eiktas čia. Negaliu patikėti, čia kai karalius gyvenu. O po kol kas dar iš biudžeto tik 25 € yra iškritę. Kaip čia taip įmanoma, aš nesuprantu. Bet aš labai laimingas ir labai dėkingas visiems žmonėms, kurie man padeda. Ačiū jiems. Žiauriai linksma kelionė. Pavalgiau. Išėjau dabar pasivaikščioti naktinį pasivaikščiojimą. Bandau Wi-Fi užgaudyti, nes jau tikriausiai jau Rugilė ir tėvai jau pergyvena. Tai reikia atrasti internetą. Tikriausiai neatrasim, nes čia nėra žmonių. Bet nieko, einam biškai apžiūrėti miestą. Na čia iš tikrųjų viena gatvė tėra, tai nelabai daug ką pamatysim, bet vis tiek. Smagu. Ai, man sakė, šitie namai visi, jie labai seni. Sakė, kai kurie 500 metų senumo. Žiauriai kietai, kaip jie išlaiko tokią istorijos dalį. Kietai atrodo labai. Kaip baisi lėlė. Žinokit, aš pavargau jau lipti. Nors ten jau apačia. Tai einam iki apačios. Atėjau į miesto centrą. Neblogai. Va, vonę man jau pripylė kažkas. Nereikėjo, ačiū. Nu ką, šiandieną išteks, manau. Internetą aišku neatrasta, o čia tiek ir tai ieškojau, nes nelabai čia yra kur ieškoti. Su tokiu vaizdu, manau, paliekam šiandieną ramybėj. Atakuosim rytoj. Rytoj varysiu didesnį miestą. Tai rytoj būtinai reikia Wi-Fi pasigauti, nes manau jau artimieji pergyvena šiek tiek. Nu bet tai jo, einu miegot ir susimatysim kitam video. Viso gero.